Sveiki žiūrovai, šios dienos tema – rūgštingumas. Jeigu jūs manote, kad pas jūs per didelis rūgštingumas, būtent manote, tai dar nereiškia, kad jūs turite, žiūrėkite šią laidą. Šią laidą nusprendėme sukurti atsižvelgiant, kad tiek daug pasaulio dietologų šneka apie šią opę temą. Reikalas tame, kad situacija yra praktiškai idiokracinė. Žmonės yra gydomi ne taip, klaidingai, melagingai. Tuo aš jums viską paaiškinsiu. Jeigu jūs galvojate, kad pas jūs padidėjęs rūgštingumas, aš jūs skubu įtikinti, kad pas jūs beveik užtikrintai yra pamažėjęs rūgštingumas. Būtent taip. Ir aš paaiškinsiu mechaniką, kaip viskas dirba, kodėl kai jūs pavalgote, jūs taip rūgščiai atsirūgstate ir ką tai reiškia. Ir kodėl tas gydymas yra melagingas. Pradžioje jūs pagalvokite patys, kodėl su amžium pas jūs turėtų didėti skrandyje rūgštingumas, pas jūs ką gerėja virškinimas? Ar šiaip organizmas turėtų po truputį degraduoti ir tas rūgštingumas turėtų mažėti ir jūsų virškinimas turėtų prastėti. Ok, kai jūs dabar atsakėte šį klausimą, aš jums paaiškinsiu mechaniką ir jūs galite žodį atkartoti savo daktarui ir jisai turėtų patvirtinti mano teisumą. Kitaip, aš patarčiau nuo to daktaro laikytis kuo atokiau, jisai pavojingas daktaras. Ok, tai žiūrėkite. Kai jūs pavalgote, skrandyje savaime suprantama sukyla rūgštis, kad suvirškinti maistą. Martynai, ar tu vis dar galvoji, kad tu teisus? Taip, aš vis dar galvoju, kad aš esu teisus. Bet atsirūgstate jūs rūgščiai vien dėl to, kad neužsidaro klapanas. Yra toks klapanas, reiškia tarp skrandžio ir jūsų gerklės, kuris užsidaro tik esant pakankamai rūgšties skrandyje. Ir jeigu tos rūgšties yra nepakankamai, rūgštingumas yra per mažas, tas klapanas lieka atdaras. Ok, ir kai jūs atsirūgstate, kai klapanas vis dar atdaras, žinoma, rūgštis visos sukyla. Ir dabar, reiškia, jums dar yra siūlomas tabletėlės, kurios skrandyje dar mažina rūgštingumą. Ką dabar tos tabletėlės iš tikrųjų daro? Žinoma, jos sumažina rūgštingumą, bet ne viskas taip paprasta. Matote, kaip rūgštingumas skrandyje yra reikalingas, kad jūs deramai suvirškytumėte maistą, kad jūsų organizmas galėtų įsisavinti visokius vitaminus, kaip vitaminą C, vitaminą B12 būtinai. Pas jūs beveik 100%, kad pas jūs bus vitamino B12 mažesnis ar didesnis trūkumas. Priklausomai nuo to, kiek jūs laiko naudojate tas reiškia, rūgštingumą mažinatės tabletėles ir kiek jūs turite laiko šią problemą, nes vitaminui B12 tikrai reikia daug rūgšties. Taip pat ir vitaminas C, taip pat ir visi vitaminai, jiems reikalinga rūgštis skrandyje. Ir ta per maža rūgštis ir dar mažinama rūgštis tabletėmis tikrai blogai jums atsilieps. Bet tai dar ne viskas. Tai dar ne viskas, reikalas tame, kad per mažas rūgštingumas skrandyje, o jisai tampa kritiniu, jeigu jūs dar ir gydote, per mažą rūgštingumą skrandyje, mažindami jį, tai prives prie to, kad jūs tapsite neatsparus visokiom lervom, jūs tapsite neatsparus, jūsų organizmas taps neatsparus visokiam mikrobam, kurie skverbsis jūsų organizmą, ten vystysis, reiškia dauginsis ir pasekmės bus tragiškos. Taigi aš jums patarčiau iš karto nebekrėsti nesąmonių, paaiškinti daktarui, ką jisai daro, bet reikalas tame, kad jisai žino, ką jisai daro ir jisai darys tai toliau, nes tai labai pelninga farmaceutam, o jisai būtent baigė mokyklą farmaceutų mokymais, reiškia, kad žmogų reikia nuodyti visokiam nesąmonėm, kad jis būtų dar labiau ligotas. Bet nesigilinsime šioje laidoje į šią temą, bet kokiu atveju aš patarčiau neklausyti šio daktaro patarimo, bet kokio daktaro, nes toks gydymas yra, sakau, pavojingas jūsų gyvybei. Ko jums reikia? Jums reikia pakelti savo rūgštingumą. Taip, aš neklystu, jums reikia pakelti savo skrandžio rūgštingumą, tada tas klapanas užsidarys, jūs nebeatsirūgsite rūgščiai, jums gerai virškinsis visi vitaminai
ir jūsų organizmas taps atsparus lervoms ir pavojingiems mikrobams. Kaip tai padaryti? Iš tikrųjų, receptas visiškai paprastas. Taip, receptas visiškai paprastas ir šiam receptui yra 2500 metų, 2500 metų. Reiškia, senovės Graikijoje gyveno toksai daktaras Hipokratas ir jisai visus gydė obuolių actų sidrų. Bet tai buvo ne vienintelis gydymas, jisai, žinoma, dar gydė ir dietomis ir taip toliau, ir taip toliau. Žmonės buvo ganėtinai sveiki po jo rankomis, o kaip dabar reiškia tas obuolių acto sidras? Šiaip su obuolių acto sidru, jeigu žiūrėjote mūsų laidą, galima gydyti absoliučiai viską. Ir sumažėjusį rūgštingumą taip pat. Ir jeigu jūs nežinote, paprasčiausiai užtenka prisipilti stiklinę vandens. Tenais įdėti 1 arba 2 šaukštus obuolių acto. Reiškia, bet žiūrėkite, kad obuolių actas būtų tirštas, savaime suprantama, ekologiškas, nepilkite ten chemikalų. Šmaišykite, jeigu jums siaubingai rūgštu, galite šiek tiek medaus įdėti. Taip, arba užkasti medaus. Tik ne cukraus. Ir išgerkite prieš maisto vartojimą. Galite 20 minučių prieš arba tiesiog prieš. Šiaip, žinoma, skysčiai nepatariami gerti maisto metu, bet būtent šis skystis, kuris didina jūsų skrandžio rūgštingumą, labai yra jums naudingas. Dar nepamirškite, kad obuolių acte taip pat yra gerųjų bakterijų, kas taip pat labai teigiamai atsilieps jūsų organizmui. Ką dar galėčiau patarti, tai rauginti kopūstai taip pat labai gerai, jie taip pat pakels jūsų rūgštingumą ir ten taip pat yra gerųjų bakterijų. Bet tikriausiai būtų geriausia, jeigu nepatingėsite ir užsirauksite patys arba gausite nepasterizuotų raugintų kopūstų, nes šiaip viskas tuose bunkutėse, parduotuvėse pasterizuojama, kad maistas ilgiau stovėtų, bet tai tik tai reiškia, kad tenais nebebus gerųjų bakterijų ir maistas nebebus toks naudingas, nebebus tiek daug vitaminų ir taip toliau. Bet jei neturite laiko, nors jau nusipirkite taižį. Ir paprasčiausiai raskite, kiek jums reikia to rūgštingumo. Taip pat citrina gali pakelti jūsų skrandžio rūgštingumą. Tiesiog užsilašinkite ant maisto, labai skanu ant salotų. Aš praktiškai citriną dedu visur ir aš naudoju 1 citriną per dieną. Taip pat geriu obuolių actą ir iš tikrųjų mano skrandis labai puikiai dirba, susitvarkė. Taip nebuvo visada, patikėkite. Bet susitvarkė, kuo puikiausiai dirba ir kuo puikiausiai dirbs pas jūs, jeigu jūs vadovausitės paprastų mūsų kanalo patarimu. Iš tikrųjų tai nėra vien tik mūsų kanalo patarimas, nes visi pasaulio dietologai siūlo tą patį receptą. tą patį, ką ir siūlome mes. Jeigu jūs dar to nežinojate, tai laikas sužinoti. Dabar apie tas tabletėles. Reikalas tame, kad nuo jų taip paprastai nepabėgsi, jeigu jūs jau vartojate jas ilgą laiką. Jeigu jūs vartojate jos metus ir jūs staigiai nutrauksite, rūgštingumą mažinančias tabletes, jums labai staigiai ir pablogės. Būtent to farmaceutai ir siekia dažniausiai. Tos visokios, tie visi vaistai, aš nenorėčiau vadinti tai vaistais, chemikalai. Sakykime, tie visi chemikalai, kurie siūlomi taip smarkiai daktarais, jie yra kaip narkotinės medžiagas. Taip, prie jų priprantama ir kai jas nutraukia vartoti, jums staigiai pablogėja. Taigi, nepatarčiau iš karto nutraukti, jeigu jūs ilgą laiką vartojate metus, iš karto nutraukti, reiškia rūgštingumą mažinančias tabletes. Tiesiog mažinkite dozę ir didinkite savo rūgštingumą kitais būdais, kaip aš ir minėjau. Ir su laiku, aš labai tikiuosi, jūs išeisite iš tos duobės, išsikapanosite iš tos duobės ir jūsų sveikata pasitaisys ir jums nebereiks jokių tablečių, kad jums jų niekados ir nereikėjo, jūs apgavo. Ir yra meluojama visiems ir mes prieš tą melą kovojame, nes, kaip aš ir minėjau, informacija jūs padarys sveiku žmogumi ir tik informacija gali jūs išgydyti, niekas kitas. Dėl to pasirūpinkite, kad visos mūsų kanalo laidos būtų žiūrimos ne tik jūsų šeimos narių ir taip pat jūsų kaimynų ir netgi priešų. Čiau.